Ką, labas rytas. Aš pusryčiukus biškį pasidariau, jau viską susidėjau. Nusipirkau lašišos rūkytos su avokadu. Ir ką, sėdžiu pusryčiauju. Vakar šiaip kelias buvo žiauriai lievas. Labai prastas, nes vedė į visokius šunkelius, kur net neina. Ten žmonėms sunku būtų praeiti, su dviračiu ir su tašėm, tai iš vis ten nėra ką kalbėti. Tai teko ir pasinešiot. Ir į autostradą išvažiuot, kur 120 greitis. Tai sukausi atgal, atrodo, anksti gana išvažiavau, ten apie 10 valandą. Ir tik 110 km nuvažiavau, o atvažiavau tai visiškai tamsoj. Tai va, tai žodžio šudukas. Tai šiandien bandysiu kažkaip biškį atidžiau pasidėlioti maršrutą, nes nei Komutas, nei Wahoo Native appsas nelabai teisingai arba gerai sudėlioja maršrutą. Tai jo, tokios problemėlės, iššūkiai, daug nervų sugadino, bet nieko, atsigavau kažkaip. Šiandien planas yra davažiuoti iki, kas čia yra, kaip čia vadinasi, Castellón de la Plana. Tai čia turbūt koks, nežinau, 7 km iki ten. Ir tada važiuoti link Valencijos. Tai jau rytoj pasieksiu Valenciją ir nuo Valencijos suksiu į šalies vidurį, tik nežinau, yra 3 keliai skirtingi, per kur važiuoti ir jie gana skiriasi. Tai vienas per Seviliją, kitas per Madridą ir trečias per vidurį tarp jų. Tai vat pasižiūrėsiu, kurį maršrutą geriau imti ir varysiu. Liko apie 10 dienų, jaučiu biškį daugiau negu 10 dienų. Tai ir dar ką veikti, vakar 36 laipsniai buvo, tai gerai kaitino, reikia daug vandens gerti ir panašiai. Tai išsiskalbiau visus rūbus, viską viešia, labai šitoje vietoje geras buvo, visiškai prie pat jūros, čia už, nežinau, 10 metrų gal nuo manęs, kur sėdžiu. Tai viskas išdžiuvo, švaru, tvarkinga, nes vakar užsidėjau šlapius šortus dviratininko, tai blemba su šlapiais šortais pamoka, kad nevažiuot. Nes galvoju, ant kūno išdžius, bet tas padas, kur dedasi ant užpakalio, tai jis ilgai neišdžiuvo ir žiauriai nutrynė. Tai šiandien jau netaip smagu. Dabar viską įsidžiovinau, viskas gerai, tai tikiuosi, kad labai neįsiskaudės ir praeis greitai. Damušiu maistą, dar biškį kraunuosi powerbanką, pasikrausiu powerbankas, kol pavalgysiu ir varysiu. What the fuck? Kaip kelias šiandien man, tai tau sekasi? Ar geras kelias? Ar smagus kelias važiuot, ką? Jo, žiauriai smagus. Pats gazas labai. Dviračių takas praktiškai plentas. Oh my god.
GPS'as rodo, kad čia dviračių takas. Ne takas, bet gal dviračių kelias. Tai nežinau, su kokiu čia dviračiu tokiu keliu galima važiuoti. Kas čia per fucking... Nu, bet ten jau tolumai matau kažkokią lyg mašinėlą stovi. Tai kažkaip dasinešiu gal. Ir gal ten jau kelias bus. Tai bent jau vaizdai gražus. Nu ką, pirmą kartą įsimaudžiau Viduržemio jūroje šį sezoną. Gerą vietelę radau, dušas yra, druskom nusiplaut. Tai labai smagu buvo. Biškį nudžiūsiu ir reiks lėkt toliau. Dar šiandien tik pusę maršruto nuvažiavau, tai... Gerą rytą. Ką, vakar nuvažiavau biškį vos virš 9 kilometrų, nes tiesiog nebuvo kempingo, buvo arba ten, arba už 3-2 valandų kelio. Tai nusprendžiau, kad čia praleisiu naktį, tai tiesiog kempingas. Čia vienas vyrukas buvo, kuris irgi keliauja nuo Rotterdamo iki South Cape, tai čia Pietų Afrikos. Tai per Saharą, per viską žodžiu vakar. Nemažai pakalbėjom, tiek papasakojom, bet jau išvarė jis anksčiausiai. Biškį lijo naktį. Ir dabar ryte biškį palijo.
tai debesuota, bet aš manau, kad prapūs čia lietus, tai šitoj vietoj lietus, tai kaip šitoj Švedijoje gražios dienos. Netikėta ir reta. Žodžiu, biškį nulėjo, bet labai neįsigandau, tiesiog reikėjo daiktus pasimti, nes čia viską įsimėtęs, laukia buvau kažkaip. Tai va, o dar vienas dalykas, bėdelė, kad mano kilimėlis leidžia. Čia aišku, aš jau jį išleidęs pats, bet ryte atsikėliau su pusiau tuščiu ir vakar irgi kažkaip, dar naktį kėliausi, nes kažkaip podų labai prisileidau, taip sukandžioju į visas vietas. Be miegmaišio miegau, tai visas kojos skandžiojo. Tai kėliausi gal antrą nakties to nuodų purškalą pasimt, prisipurškiau visą palapinę, tai kažkaip likusią dalį gerai išmiegau, bet žiauriai sukandžiojo. Tai va, o kilimėlis, tai vakar nusipirkau klijų, kad tą kilimėlio maišą susiklijuočiau, kurį naudoju pripūs, tai pavyko susiklijuoti, vakar prisipučiau, bet atsikėliau to purškalo nuodų, žiūriu, kažko nedasipučiau kilimėlio. Suburnau, prisipučiau iki galo, tada ryte atsikeliu, galvoju, tikrai prisipučiau iki galo, jau maks kiek išeina. Bet vis tiek toks biški, penktadalis oro buvo išėję. Tai nėra dar labai blogai, bet bijau, kad ta skylė per laiką nesiplėstų. Tai pat reiks pasižiūrėti, ar aš blogai ten tą skylę pripūtimų užkimšau ar ką. Bet tikiuosi, kad nebus čia su to kilimėliu problemų tiek nedaug liko ir dabar vėl žais ieškot, kur ten skylė tas anas. Nu, o jeigu ir bus, tai tikiuosi, kad lengvai sutaisoma, nes turiu klijų, turiu kilimėlio ekstra lapelių, skylutes užklijuoti, tai nėra, kad nepasiruošęs, bet tiesiog tikiuosi, kad atlaikys čia. Tai va, o šiandien jau važiuosiu link Valencijos, vakar peržiūrėjau maršrutą. Tas maršrutas toks įdomesnis, nes jau ten bent jau taip atrodo, kad mažiau biškį ir parduotuvių. Ir va, su kolega apšnekėjom, jis atvažiavo iš vidurio Ispanijos. Tai sakė, daug kas uždaryta, campsaitai uždaryti. Ir kitas dalykas, ir tų pačių parduotuvių nėra, ir tai nežinau kodėl, bet sakė, biškį jau pasiplanuoti geriau, kur stosi, kur apsipirksi maistu, kur miegosi ir panašiai. Tai vakar galvojau, persižiūrėjau, pagal žemėlapį rodo, kad parduotuvių mano šitą maršrutę yra. Tai nemanau, kad problema bus, svarbu, kad jos būtų atidarytos, nes žinau, kad siesta yra, kur visi eina miegoti vidury dienos keliom valandom ten ir panašiai. Žodžiu, viskas susidaro. Tai reikės balionėlį turbūt naują įsigyti, nes čia dujų nėra labai daug likę. Kuprinę ir puslę vandens turiu, jeigu ką, tai galėsiu vandens daugiau biškį vežtis. Tai nežinau, turėtų būti gerai. Biškį reikia apsižiūrėti maistą, pasigalvoti, ką čia reikia nusipirkti. Ir viskas, reiks važiuoti iki Valencijos 100 km kažkur beliko, tai nėra crazy. Ką? Kiek čia nuvažiavom? 3 kilai. Įstojau McDonald'e pavalgyti pietus. Kavos išgėriau, kad nereiktų stovinėti pastoviai. Tai va, dar apie 5 kilų liko su viršum. Ne 5 beveik. Iki Valencijos ir tada dar apie 5 iki kempingo, kurį nusižiūrėjau. Bet nežinau, ar pavyks nuvažiuoti. Šiaip žiauriai apsiniaukė. Tai bijau, kad lietaus gausiu. Tikiuosi, nebus čia tų potvinių. Nes praeitą savaitę 200 ml lietaus nuliejo, tai čia Patvino gatvės viskas mašinas nešė Valencijoj. Tai tikiuosi, kad tie debesis neužpuls, kada nereikia. Visai kelias neblogas, šiandien nėra labai vaizdingas, bent pirma pusė. Vienintelis vaizdas tai arba alyvuogės, arba mandarinai, apelsinai. Žiauriai daug tokių medžių pakeliui prisodinta. Kelis nusiskyniau, paragau, tai tikrai žiauriai skanus. Įsimečiau. Jeigu nedings niekur, tai daugiau sustosiu, sugraušiu. Biškį cukraus. Cukriuko ir energijos. Ką? Užtenka čia malt, reikia važiuoti, kol dar nelyja. Ką tik pravažiavau Valenciją. Oi, čia koks kalnas. Tai jau 20 km turbūt už Valencijos radau nakvynės vietą.
kempinge tokiam. Tai labai patogu bus rytoj atgal į maršrutą šokt, nes visiškai prie pat. Tai va, pati Valencija nesu buvęs prieš tai sunku iš ten tos valandos su biškiu pravažiuotos pasakyt. Bet pirmas įspūdis, tai nelabai patiko man. Šiaip pastebėjau, kad Ispanijoje, išskyrus Gironą, gal Girona man patiko, bet visa kita, kur lankiausi, tai toks biški šiukšlinėlis. Visur, kur važiuoji, jeigu mažiau turistinė vieta, tik tais mažiau akių mato, tai šiukšlynas. Primėta net ir miestuose šiaip. Sakau, išskyrus Gironą, tai toks Barcelona irgi smirdukas. Valencija irgi negyvais gyvūnais dvelkė, kol davažiavau arčiau centro. Tai, nežinau, tiesiog didelis miestas, kaip bet kuris kitas Europos miestas. Ir kažkokio labai didelio wow efekto nepaliko. Nieko nefotkinau, jokių labai spūdingų objektų nemačiau, tiesiog aukštesni pastatai, didesni, daug žmonių, daug kavinių, restoranų. Sakau, kaip bet kuris kitas Europos didesnis miestas. Tai aišku, gal ten prie pakrantės būčiau nuvaręs, būtų biškai gražiau, bet sakau, kažkaip norėjau kuo greičiau per tos miestus pravaryt ir tiesiog išvaryt, nes toks net, nežinau, nerimas užeina, visi skuba lekia, nieks ten taisyklių, tų dviratininkai nežiūri. Žmonės ant dviračių tako stoja, telefonų žiūri, žodžiu toks. Kol pravažiuoja, atrodo, nėra ten tų kilometrų daug, bet kol pravažiuoja, tai taip morališkai pavargsti. Nežinau, tai dabar labai džiaugiuosi, nes išvariau šitokiais keliukais, 2 mašinos per valandą pravažiuoja, tai visai okei. Oras irgi šiek tiek pagerėjo, buvo labai apsiniaukę. Aišku, ten link kalnų, nežinau, ar jų matosi, bent va toj pusėj ir link kalnų tai apsiniaukę. Tai va, dar apelsinų biškį. Ką? Reikia damušt tos paskutinius 11 km ir eit ilsėtis ir prieš rytojų. Tai noriu parodyti, ką turiu omeny, kaip sakau, kad ispanai su triukai. Tai va, prašau. Ir ne viena tokia vieta, čia nėra, kad radau kažkokį pavyzdį ir va, čia vis šiukšlynas sudėtas. Ne. Nėra gal tai baisiai visur ten, bet kiek teko pravažiuoti, tai pakeliui bet kiek daug šiukšlių. Tai nesaugo nei gamtos, nei šiaip labai tvarkingi. Ir toj pačioj Barcelonai, ir šalia esu pravažiavęs ne vieną tokį šiukšlyną. Gal šiek tiek mažesnį, bet dabar šiandien kiek važiavau, tai nėra tokių didelių vietų daug, bet sakykim, kad taip konteineriai padėti ir šalia šiukšlių primėta daug, arba toks vaizdas, tai nežinau, per visą kelią praktiškai, kas porą kilometrų važiavau ir Vokietijoje, ir Švedijoje, ir kitose šalyse tokių vaizdų nemačiau. Buvo gal vienas kitas pačiuose miestuose, tikrai netoks. Ten gal kokios lentos sudėtos, padangos, dar kažkas, bet tikrai ne tiek daug ir ne tokio dydžio. Tai tinginiai biški, apsileidę biški. Davažiavau iki kempingo, pasirodo, ten nebe kempingas, pasikeitė management ir dabar jau private namai, privatus vasarnamiai. Tai šūds.
Ir parduotuvė buvo viduj, bet uždaryta šiandien. Nu, tai nepasisekė per abu galus. Bet apsauginis davė vandens. Papildė vieną mano buteliukų, tai ačiū jam. Ir nu, pasižiūrėjau, suradau kitą miestelį, kuris už 12 km. Tai dar turi apie 4 minučių dienos šviesos. Tai galvoju, kad reikia davažiuoti. Ten mačiau kažkoks žalias plėmas, tai gal ten kažkur kur apsistotnis. Na, čia tai, nu, ta prasme. Kas čia per tvarka? Aš bijočiau palapinę čia tiesiog įsimurzint šituose šiukšlynuose. Nes žmonės važinėja su mersais naujais, šiukšlių nesugeba susitvarkyti. Negaliu. Tai va, žodžiu. Biški bus įkalnės, bet nieko tokio. Ką, gerai, reikia maut, čia net dar mozint. Atvažiavau jau į vietą. Buvau radęs kitą vietą nakvyniai, net su staliukais. Bet blemba, jie čia žiauriai šiukšlina. Visiškai prisišiukšlina, skarponkių, ten šūdų. Nežinau, kaip taip žmonės gyvena. Ir visiškai prie pat miesto. Kalniuką užkylė, 100 metrų, parduotuvė, centras miestelio. Tai iškart į pardę nuvariau, irgi nusipirkau biškį pavalgyti vakarui ir rytoj plus vandens nusipirkau. Tai pavažiavau čia 100 metrų biškį link sodų. Čia irgi nėra toli ta gatvė pagrindinė, bet nuošaliau biškį. Va ten viršui auga alyvuogės ir ten žymiai tvarkingiau atrodo. Nu va, kad ir čia va, primėta bambalių, visokių alaus, skarbių. Tai va, jaučiu, palygino abi vietas, tai šitas pasirodė žymiai švaresnė, tvarkingesnė. Tai čia ir miegosiu. Ne tarp apelsinų, o tarp alyvuogių. Bus kur dviratį pasidėt. Reikia kažkur ir stot. Tarkim, kad ir čia. Čia. Va, dviratį atrėmiau. Čia va kelias, o šitų keliu pavažiavęs kokį 5 metrų. Pagrindinis kelias. Tai va, tai ten kelias toliau, o dabar kad čia kas ir suks, tai nemanau, kad kažkas mane matys čia, jeigu ryte važiuos kažkas, tai tikriausiai važiuos jau arba švintant, arba nušvitus. Apelsinus gal dar ir renka, bet ne kiekvieną dieną, bet alyvuogės tai dar nepribrendę, tai nėra čia ką veikti, tik čia tie purkštukai turbūt gali įsijungti, tai gali biškį aplėt mane, bet manau, kad čia bus okei. Čia kažkur va pasidėsiu biškį, va, lygesnė vieta, arčiau medžio, kad susiblendinčiau, susiliečiau. Ir viskas. Permiegosiu iki rytojaus, šiandien nuvažiavau apie 103 kg, gal daugiau net. Nes galvoju, kito kempingo nuvažiuosiu, iš vis galvoju, kad iki Valencijos nuvažiuosiu. Bet davažiavau iki Valencijos, tada norėjau žiauriai iš to miesto įsineždinti. Išvariau iš Valencijos iki to kempingo, kempingas neveikė, uždarytas. Tai iki čia atvariau, nu taip ir gavosi. Tai kaip ir neblogai, va, ir parduotuvę radau, ir apsipirkau, ir vietą radau nakvyniai. Ir rytojaus maršrutą biškį nuvažiavau, tai viskas kaip ir išėjo gerai. Ir negaliu sakyti, kad labai jau čia pervargau. Einu ruoštis, labai jau nebefilmuosiu, nes tamsu gana. Tai tuo iš vis užtems ir nieko nesimatys, tai noriu greičiau tą palapinę pasiruošti ir viskas. O dar reikia pavalgyti. Tai va, tai labanakt ir susitiksim rytoj.